Žalgirio fanė ir turi kortelę, tą abonementą į Žalgirio varžybas. Ir dažniausiai nepraleidžia nei vienų rungtynių. Taip, rėkia, skanduoja. Ir aš manau, kad atėjo laikas mums už ją nuspręsti, kada jinai žiūrės varžybas, o kada ne. Gerai, turim numerį, turim informaciją ir bandom ją susakyti, bet sakė, kad jį dažnai mūsų klauso, gali atpažinti, bet gal kažkaip pamėginsim. Pavadyk kistelt balsą. Kistelt. Be š. Kistelt. Kistelt. Pabandyk į kistelt balsą. Alio. Numetė? Maža to, kad jinai mūsų klauso. Šiaip jinai klauso mūsų dabar. Jeigu klausai dabar, bent jau atsiliepk. Pasilabink. Pasilabink. Ar balsas praliktas po vakar? Alio. Alio. Labas. Labas, kuo kalbu? Tautvydas iš Green klubo. Ai, taip. Ar galiu patrukdyti tave? Šiuo metu tai nelabai. Aš turiu tiesiog, tik vienintelę su tavim susisiekiau. Dėl rytojus rungtynių tu žadė važiuoti? Jo. Kas dar su tavim važiuos? Daug kas. Daug kas. Klausyk, man liepė pranešti tokią informaciją, kad keletą žmonių mes negalime tiesiog įleisti į Siemens areną, bet yra paruoštas didelis ekranas 3 metrų ant 4, tai žodžiu, toj kaviniai, kur yra Siemens arenoj, galėsite žiūrėti, nes iš tikrųjų bilietų parduota žymiai daugiau, todėl mūsų žalgiriečių ten ne visus įleidžia, tai 10 žmonių, žinok, niekaip netelps. Aš čia jau supratau, kas skambina. Kas skambina? Radistai. Toks švelnus tavo balsas, klausyk, kaip tu ten skanduoji tose rungtynėse, pasakyk? Paprastai, kaip... Reikia ten, pavyzdžiui, priešininkų komandai, kokia nors, nenoriu dabar negražiai sakyti, bet mirkit gaidžiai, pavyzdžiui. Ne tokias, bet kitokias. O ką Žalia skanduoja? balta, žalia Ką balta. tu skanduoji, pavyzdžiui, kad padėt savo komandai ir patrukdyt kitiems? Nu, dabar neskanduosiu, šiek tiek gerklę skauda. Ne, tai nereikia skanduoti, bet tiesiog pasakyti tą tekstuką, kaip ten. Labai daug yra iš tikrųjų skanduočių. Tegul jums suplyšta kamuolys. Arba tegul atsiriša tavo batas. Ką tu reikia, pavyzdžiui, kas padeda visą laiką? Na, šiaip dažniausiai tai savo komandą palaikom tiesiog už savo komandą. Tiesiog. O priešininkų... Tai yra įvairių. Songala gaidys. Žinai, dar ką nors pasakai. Nu, net. Taip nesako. Tegul tau ant galvos meteoritas. Yra ir panašių, bet... Kad tau vidurių susuktų. Klausyk. Ne, iš tikrųjų jo žiauresnė. Žalgirietė, mes nusprendėm, kad tu rytoj į Žalgirio rungtynės neisi. Nu, kurgi ne. Taip. Nu, tai jau aš kitaip nusprendžiau. Tau nepatinka, kai už tai sprendžia kiti? Ne, aš pati ir galiu nuspręsti. Visada sprendi pati? Taip, Balsuoti ėjai? ėjau. Šaunuolė. Šaunuolė. Va Tu čia tai pilietis esi. moteris. Pagaliau pirma Už ką balsuoji, mergina. neklausim. Bet tikiuosi, kad už lyderius. Už Grybauskaitę. Šaunuolė. Šaunuolė. Mums labai patinka, kad tu pati sprendi. Taip. Ir spręs toliau, gerai? Ar galėtum, pavyzdžiui, šūkį man tokį pasakyti? Man nedzin, aš sprendžiu pati. Man nedzin, aš sprendžiu pati. Šaunuolė, valio. Su Ačiū tau labai. gimtadieniu tave. Mes Happy nusprendėm, kad birthday. šiandien yra tavo gimtadienis ir tu pati laimingiausia moteris pasaulyje. Gerų rytoj varžybų, kaip sakant.